Sveikos, sveikos. Manau, kad jau esam live. Pakol kas rodo, kad jungiasi. Tai sveikos. Sveikos visos, kurios klausot ir klausysit. Šiandien susitinkam pasikalbėti, tiksliau pasidalinsiu tokia labai gražia tema apie drąsą. Eiti į pokytį, apie drąsą, daryti drąsius žingsnius ir pokyčius savo gyvenime, net jeigu aplinkiniai žmonės ir nepalaiko. Tai pasidalinsiu šitą temą, nes tai iš tikrųjų yra tema, kuri pasikartoja labai dažnai. Ji pasikartoja beveik visose asmeninėse sesijose su mano klientėmis. Dėl to, kad drąsūs pokyčiai, jie iš tikrųjų reikalauja labai daug tokio pasiryžimo, apsisprendimo ir jie dažnai yra apie nežinomybę. Mes nežinom, kas bus toliau ir tada labai norisi, kad aplinkiniai mus palaikytų. Bet taip būna ne visada jie mus palaiko, arba ne visada mums atrodo, kad mus palaiko. Tai noriu pasitikslinti, ar gerai matot ir ar gerai mane girdit. Jeigu galit, pakomentuokit, ar garsas geras. Matau, jau moteris prisijungia. Po kol kas jokių komentarų nematau, bet jeigu galite, tai tiesiog parašykite, ar viskas gerai girdisi, ar gerai matosi. Tai labai svarbus aspektas, kada mes einam į pokytį, yra būtent gebėjimas mums išbūti su neapibrėžtumu ir nežinojimu, tai kas bus toliau. Ir kai aš kalbu apie pokytį, jisai gali būti pats įvairiausias. Tai yra ir darbo keitimas, tai yra ir kažkokių drąsių žingsnių savo gyvenime darimas. Tai yra ir aplamai savirealizacijos klausimai, kur aš tiesiog pradedu komunikuoti savo poreikius, pradedu komunikuoti savo ribas. Visa tai yra pokyčiai ir tų pokyčių iš tikrųjų gyvenime vyksta nuolatos. Mes nuolat darom tos pokyčius ir be galo svarbu yra suvokti, kad bet koks pokytis yra neapibrėžtumas. Aš darau kažką naujai ir nežinau, kas iš to gausis. Ir kai mes nežinom, kas to gausis, natūraliai kyla nerimas, natūraliai kyla įtampa ir tai yra visiškai natūralus procesas. Jeigu tas pokytis, kurį mes darom, yra tikrai didelis, jeigu tas pokytis yra tikrai reikšmingas ir mums svarbus. Kas vėlgi yra svarbu mums žinoti, kad kai mes darom pokytį, tas jausmas, tas nerimas, kuris ateina, mes jį galime interpretuoti dvejopai. Iš vienos pusės galim sakyti, kad aš jaučiu įtampą ir nerimą, iš kitos pusės mes galim interpretuoti, kad iš tikrųjų tai yra excitementas. Anglų kalboje yra labai gražus žodis excitementas, kurį į lietuvių kalbą išversti sunku, bet tai būtų toksai nekantravimas, smalsumas ir tai kūne jaučiasi labai panašiai, toksai virpuliukas, neapibrėžtumas, pakilusi energija. Tai mes galim tą pačią būseną, tą patį jausmą įvardinti, kad čia arba aš jaučiu nerimą, arba aš jaučiu tą smalsumą, neapibrėžtumą, įdomumą ir excitementą. Ir nuo to labai keisis mūsų ėjimas į pokytį ir tai, kaip mes jausimės. Tema šiandien yra apie tai, kad aplinkiniai būna mūsų pokyčiuose nepalaiko. Ir labai noriu išplėsti šitą vietą, ką reiškia nepalaiko. Nes iš vienos pusės labai dažnai mūsų artimieji, jie mus palaiko, tačiau jie palaiko mus ne tokiu būdu, kaip mes norėtume. Nes jie palaiko mus, bet nebūtinai palaiko mūsų pokytį, nebūtinai palaiko mūsų požiūrį ir nebūtinai palaiko mūsų sprendimą. Tačiau dažniausiai artimieji labai nuoširdžiai palaiko mus. Ir kai mes tai suprantame, artimųjų palaikymas jisai pasidaro nebe tokia svarbi, nebe tokia reikšminga tema, jeigu vis dėlto to palaikymo tokio, kokio norėtųsi, mes negaunam. Mes galim suprasti, kad tas žmogus, mano artimasis, jis linki man ko geriausio, bet nebūtinai jisai supranta, į kokį aš pokytį einu, nebūtinai jisai mato, kad rezultatas bus geras. Taip kaip aš matau, kad aš tenai noriu būti, kad aš matau, kad tas pokytis yra prasmingas, bet mano artimas žmogus gali to ir nematyti būtent taip. Ir šita tema, jinai gimė, kai aš dalinausi būtent coacherių bendruomeniai, kai yra pradedama nauja veikla. Tai yra, kai moteris pasirenka coachingo specialybę ir keliauja ją. Bet ją mes galim pritaikyti bet kokioj veikloj ir aplamai kasdieniam gyvenime. Bet kokią veiklą keičiant, bet kokius drąsius žingsnius darant. Tai pirmas aspektas, kad jeigu atrodo, kad aplinka nepalaiko, nebūtinai jinai mūsų nepalaiko.
Ir kodėl vis dėlto tas palaikymas mums toks svarbus? Tai šitą irgi svarbu suvokti, kad mes esam labai socialios būtybės. Kad nors mes visi gyvename mažose ar ne vienetuose, iš principo mūsų evoliucijoje mes nuolat gyvendavom bendruomenėmis. Tai yra, būdavo apie 100 žmonių iki 100 žmonių bendruomenė, kur žmonės nuolat prisitaikydavo vieni prie kitų. Ir senoviniais laikais, šiais laikais tai mums nebeaktualu, bet senoviniais laikais, jeigu aš noriu išgyventi, man svarbu turėti mano bendruomenę. Nes jeigu neturėsiu tos bendruomenės, ar ne, laukiniai žvėrys mane užpuls, neturėsiu ką valgyti, neužsiauginsiu, nesugebėsiu išsilaikyti, ar ne. Tai senoviniais laikais ta mūsų bendruomenė buvo labai labai svarbi. Ir mes kiekvienas savo viduje turime tos mūsų bendruomenės, tų artimiausių žmonių nuomonės įsidėję į save nuolatos. Tai vadinama vidinė mūsų auditorija. Vidinė auditorija, jinai atspindi tos mūsų bendruomenės, to 100 žmonių aplink mus nuomonę įvairiausiais klausimais. Ir senoviai šitas nerimas kylantis darant kažkokį pokytį, elgiantis kažkaip naujai, jisai turėjo labai aišku paaiškinimą. Jeigu aš darysiu kažką naujai ir kitaip, negu įprasta mano bendruomenėje, aš rizikuoju, kad bendruomenė mane atstums, nesupras ir negalėdama būti bendruomeniai aš neišgyvensiu. Tačiau šiais laikais tai jau nebegalioja. Vis dar galioja tie patys įsitikinimai, vis dar galioja tos pačios vidinės mūsų taisyklės, bet mes jau gyvenam kitokiuose laikuose. Dabar mūsų aplinkoje yra ne 100 artimiausių žmonių, į kurių nuomonę mes galim pasižiūrėti, bet mes su savo elektroniniais renginiais, telefonu mes galim pasiekti milijonų žmonių ir milijonų žmonių nuomonės. Dėl to mes esam jautresni, ypač jeigu, pavyzdžiui, noriu dalintis viešai, jeigu noriu kalbėti socialiniuose tinkluose. Vienas iš dalykų, su kuo visos moterys susiduria, yra būtent tai, kad o jeigu mane atstums, ar ne, aš dalinuosi savo nuomonę, visam atrodo pasauliui, visi gali mane išgirsti ir aš nežinau, kaip tie žmonės reaguos, nežinau, ką jie sakys, ar jiems patiks ar nepatiks tai, ką aš sakysiu. Dėl to dažnai sukausto baimę. Ir moteris, kurios keičia veiklas, ypač tos moteris, kurios daro šalia savo veiklos, kuria ir socialinį turinį, ne, Facebook'e, Instagram'e kuria turinį. Joms šita tema visada iškyla, ar ne? Kai aš pasidalinsiu, darau savo pokytį, einu į viešumą, dalinuosi, kas tada bus? Ar visa mano aplinka mane atstums, ar jie mane palaikys? Ir kai dirbu su moterimi, labai dažnai pastebiu tai, kad jos paima, pasidalina kažkokį tai vienu savo įrašu ir galvoja, o Dieve, dabar kolegės pagalvos vienus dalykus, artimieji šeima kitus dalykus, kiti dar kažką ir greičiausia manęs nesupras, sakys, ką tu čia per nesąmonę darai. Ir kai moteris padaro eksperimentą ir realiai kažko pasidalina, kas dažniausiai nutinka, arba reakcijos būna labai labai mažai, arba žmonės sako, kaip fainai, mačiau kažką pasidalinai. Tai labai dažnai mes savo galvoj turim įvairių baubų, kad mūsų gal nepalaikys, kad mus gal atstums, jeigu aš padarysiu vieną ar kitą drąsų sprendimą. Bet dažniausiai tie dalykai yra iš tikrųjų tik tai tie baubai. Ir kai realiai įvyksta tam tikras pokytis, kai mes realiai darom dalykus, aplinkiniai nebūtinai, kad palaikys, bet dažniausiai sureaguoja gana neutraliai. Ir bet kokia kitų žmonių reakcija, jinai iš tikrųjų priklauso ne nuo to, ar aš elgiuosi teisingai, bet ta žmogaus reakcija priklauso nuo to žmogaus įsitikinimo sistemos. Būtent nuo to žmogaus taisyklių, kas yra gerai, kas yra blogai, kas yra teisinga, kas yra neteisinga. Ar aš taip daryčiau, ar aš taip nedaryčiau. Dėl to mes turim taip pat suprasti, kad mūsų aplinka, kai jie reaguoja į tai, ką mes elgiamės, jie viską filtruoja per savo filtrą. Jie viską mato būtent per savo įsitikinimų ir taisyklių akinius. Ir mūsų elgesys tada jiems gali patikti, gali nepatikti, bet tai priklausys jau ne nuo to, kaip mes elgiamės, o nuo to, ką jie galvoja. Ir iš esmės sėkmingi, laimingi, save realizuojantys žmonės, jie niekada kitų žmonių aktyviai nekritikuoja.
Jie niekada nesako, oi čia nedaryk, nebandyk ar ne, tik tai laikykis saugiai šitoj vietoj. Nes žmonės, kurie save realizuoja, kurie eina drąsiai, kuria savo gyvenimą, jie žino, kaip tai yra ir iššūkį keliantis dalykas ir kad tai atneš tam tikrą rezultatą, kad tai visada, kai mes einam savo širdies keliu, kai mes darom drąsius žingsnius, kai mes darom pokyčius, visada bus rezultatas. Dažniausiai yra tik tai laiko klausimas, jeigu mes sistemingai, tikslingai einam į pokytį, tik laiko klausimas yra, kada mes iš esmės pasieksim tai, ko mes norim ir kada būsim sėkmingi ar sėkmingos. Tai sėkmingi žmonės, jie dažniausiai palaiko kitus. Ir ypač tie žmonės, kurie yra jau nuėję tą kelią, jie visada yra tie, kurie palaikys, įkvėps, galbūt pasakys apie kažkokius iššūkius, kurių galima tikėtis. O tie žmonės, kurie labiausiai nepalaiko, tie žmonės, kurie labiausiai bando atkalbėti nuo pokyčių, kurie sako, tu gerai pagalvok, gal čia bus klaida, o gal nereikėtų taip elgtis. Ir dažniausiai tie žmonės, kurie kaip tik sako, nebandyk, nedaryk, tai yra tie žmonės, kurie patys neišdrįsta daryti pokyčių. Tai yra tie žmonės, kurie patys nusprendė, kad tai yra baisu, nesaugu ir to daryti nereikia. Ir kada mes, turėdami savo drąsią viziją, dalinamės ją su žmonėmis, kurie patys neeina į pokytį, kurie nedaro drąsių sprendimų, dažniausiai mes išgirsim, o jei nedaryk, čia nesaugu, gerai pagalvok, o viskas kaip dabar yra labai labai gerai, labai saugu, o jeigu padarysi kažką, tai gal bus blogiau. Ir čia yra jau ne apie mus, čia yra apie tų žmonių pasaulio matymą. Žinoma, kai mes darom pačios pokytį, visada iškyla tas nerimas, nes tai yra būtent apie neapibrėžtumą. Aš nežinau, kaip gausis, nežinau, kas bus toliau. Ir šitoj vietoje mes visada galime akcentuotis būtent į tai, ką aš galiu kontroliuoti, vietoj to, kad akcentuotis į tai, ko negaliu kontroliuoti. Pavyzdžiui, kai aš, dalinuosi ar ne socialiniuose tinkluose, aš negaliu sukontroliuoti, kiek žmonių paspaus laikus ar kiek žmonių pakomentuos. Bet aš galiu sukontroliuoti, ar aš dalinuosi socialiniuose tinkluose ir ką aš dalinuosi socialiniuose tinkluose. Lygiai taip pat, kai moteris kuria savo veiklą, tai mes negalim sukontroliuoti, pavyzdžiui, kiek klientų pas mus ateis, bet mes galim sukontroliuoti, kiek kartų aš pasiūlysiu savo paslaugą, kaip aš pristatysiu savo paslaugą ir ką aš su tuo darysiu. Tai mes turim labai labai daug galimybių nuspręsti, akcentuotis į tai, ką aš galiu sukontroliuoti ir į realius žingsnius. Tada mūsų protas nepradeda kurti visokių baisių scenarijų, kas galėtų nutikti ir kas galėtų būti blogai. Tai labai svarbu yra suvokti, kad mūsų protas yra programuojamas. Ir jeigu mūsų protas dirba visiškai autopilotu, jis nuolatos piešia blogus scenarijus. Jis nuolatos piešia, o kas galėtų blogo nutikti. O čia gal nesaugu, o čia gal baisu, gal kažkam nepatiks, gal mane atstums ir kaip aš jausiuosi. Ir dažniausiai mes bijom jaustis blogai. Dažniausiai mes bijom tų jausmų, kuriuos mes patirsim. Tačiau, jeigu mes atrandam tiesiog drąsą būti savimi, kada mes esam nuoširdžios su savimi, mokame su savo emocijomis išbūti, kas yra atskira tema ir asmeninėse sesijose su moterim mes visada keliaujam būtent į savo emocijų priėmimą ir į gebėjimą talpinti savyje daug turinio. Tai kada mes judame į tuos drąsius pokyčius, tai vienas dalykas yra, pamiršau, ką norėjau patiksliai pasakyti, bet vienas dalykas yra būtent emocijos, kaip aš jas ištalpinu, o kitas dalykas yra apie akcentuotis į tai, ką aš galiu kontroliuoti. Nes jeigu, pavyzdžiui, žaidžiam tenisą, ir pas mus atskrenda kamuoliukas, aš negaliu kontroliuoti, iš kurios pusės kamuoliukas atskris, bet aš galiu kontroliuoti, kad aš esu pasiruošusi priimti kamuoliuką, kad pasiėmiau raketę į rankas, kad stoviu toje aikštelėje, o ne kažkur kitur. Taip ir realiam gyvenime. Kada mes darom kažkokius pokyčius, mes galim akcentuotis būtent į tai, ką aš kontroliuoju, tada visas baimės iš karto mažėja ir darosi drąsiau į tos pokyčius eiti. Kas taip pat labai svarbu, yra apsupti save žmonėmis, kurie palaiko. Jeigu aplinkoje žmonės neturi tos vizijos, jeigu jie nedaro to drąsaus pokyčio, natūralu, kad jie nežinos, kaip mus palaikyti tame.
arba bandys, bet nebūtinai jiems tai pavyks. Bet jeigu aš save apsupsiu žmonėmis, kurie jau yra tai gyvendinę, jeigu aš save apsupsiu žmonėmis, kurie jau yra padarę tą pokytį, arba kurie keliauja į tą pokytį kartu, tai bus visai kita bendruomenė. Tai bus tie žmonės, kurie turi bendras vertybės, bendrą tikslą, bendrą norą keliauti, pavyzdžiui, į savirealizaciją. Ir būtent dėl to kuriu ir šią grupę, save realizuojančios moteris, dėl to, kad noriu suburti moteris, kurios eina savo širdies keliu, noriu suburti moteris, kurios drąsiai bando, ar ne? Ne visada su drąsa, dažnai drąsa yra tada, kada aš bijau, bet aš vis vien tikiu tą savo viziją ir aš vis vien noriu įdėti priekį. Tai mano idėja šitos grupės ir yra apjungti moteris, kurios eina savo širdies keliu, kurios nori rinktis drąsiai, kurios nori kurti gyvenimą, kuriame realizuotų save, o ne tik tai gyventi pagal socialinės normas. Nes turbūt dažniausias dalykas, ką aš girdžiu iš moterų, kai jos eina į drąsų pokytį, ar būtų veikla, ar būtų savirealizacija, ar aplamai asmeniniai kažkokie pokyčiai gyvenime, dažniausiai moteris bijo, kad o kaip aš pasielgsiu? Aplinka mane galbūt pasmerks. O tai pagal socialinės normas ir kaip įprasta visuomeniai visi daro taip. Ir iš tikrųjų mūsų visuomenė yra labai plati ir žmonės daro įvairiausiai. Tačiau mes esam dažniausiai panašių žmonių aplinkoje. Ir ten galioja tam tikros taisyklės, kas yra normalu, ar ne? Tai būtent šita grupė jinai tarnaus ir aš noriu, kad jinai tarnautų tam, kad mes tiesiog turėtume bendruomenę, kur moteris eina savo širdies keliu, kur vertybė yra būti ištikimai savo, kur vertybė yra realizuoti save, atskleisti save, savo sielos misiją ir kurti gražų pasaulį, gražią viziją mums visoms ir pasaulį mums gyventi, kur mes visos galim prisidėti prie visuomenės praturtindamas ją. Nes kai mes užsiemam veiklomis, kada mes realizuojam save, mes ir pačias jaučiamės tame nuostabiai ir aplinkinius apdovanojam tą nuostabę šviesią energiją. Dėl to mano vizija yra, kad kuo mažiau žmonių darytų kompromisą su savimi ir kažkaip aukotųsi vardan visuomenės standarto, bet kad mes kurtume naują visuomenės standartą. Ten, kur moteris ir aplamai visi žmonės gali realizuoti savo talentus, kur žmonės gali daryti tai, kur jie jaučiasi geriausiai ir taip kurti pridėtinę vertę. Ir jau be galo daug moterų yra praėjusios pas mane asmeninę programą kelionė į savirealizaciją ir jos yra išsigryninusios ir savo mylimas veiklas ir pradėjusios jas daryti. Dėl to, kas yra be galo svarbu, tai kad kai mes darom tos pokyčius, kad mes turėtume žmonės, kurie mus palaiko. Ne tik tai ta aplinka, kuri pripratusi prie mūsų vienų ar kitokių, bet ir nauja aplinka, kur mes galėsime gauti palaikymą. Ir jeigu dar taip pasižiūrėt, kas yra be galo svarbu suprasti, tai kad tas nepalaikymas, ar ne, jis mums yra svarbus tol, kol mes pačios 100% savęs nepalaikom. Jeigu mes pilnai pasitikim savim, pilnai pasitikim tuo keliu, kuriuo mes einam, aplinkinių žmonių palaikymas mums pasidaro nebe toks svarbus. Palaikymas yra ypač svarbu tol, kol aš abejoju, kol aš susidūrusi su iššūkiais jaučiu, kad nežinau, ką dabar pasielgti. Gal jau aš bėgsiu į krūmus ar ne ir grįšiu prie savo saugaus varianto. Tai šitoje vietoje tas palaikymas yra labai svarbus tol, kol mes stiprinam savo vidinę ašį, kol mes esam pereinamam laikotarpyje, kol dar dariau kompromisus su savimi, ar ne, gyvenau gyvenimą, kur jaučiu, kad man netinka ir dabar renkuosi jau naujai. Ir šitam pereinamam laikotarpiu mes stiprinam savo ašį, mes stiprinam save. Ar ne, ko aš noriu, kokios mano vertybės, kokie mano poreikiai, kaip aš galiu visą tai kurti ir transliuoti pasauliui. Dėl to palaikymas šitų laikotarpių yra ypač svarbus. Ir jeigu mes neturime aplinkos, ar ne, kuri palaikytų, tada labai svarbu tos aplinkos yra ieškoti. Ar tai bus kažkoks terapeutas, ar coacheris, ar asmeninės sesijos. Tiesiog labai svarbu yra turėti tą vietą, kur mane palaikys. Nes taip yra sakoma, kad mes esam 5 žmonių, su kuriais daugiausia bendravom vidurkis. Dėl to labai rekomenduoju labai gerai įsivertinti, kokie tie 5 žmonės yra, kurie mane supa ir ar jie mane palaiko. Ir jeigu nepalaiko, galbūt mano pasaulyje, mano aplinkoje gali atsirasti naujas žmogus, kuris mane palaikytų. Tada ir aš pati save daug lengviau palaikysiu. Tai
čia turbūt buvo pagrindiniai dalykai, pasižiūrėsiu, kad dar buvau užsirašiusi, ką svarbu paminėti. Norėjau paminėti apie saugumą. Norėjau paminėti tai, kad saugumas yra vienas iš mūsų bazinių poreikių. Jeigu žiūrėti Maslow piramidę, apačioje yra fiziologiniai poreikiai ir toliau yra saugumo poreikis. Pokytis mus šiek tiek išmeta iš saugumo to laiptelio. Ir jeigu mūsų aplinkiniai žmonės labai stipriai įsivertins saugumą ir jis jiems bus labai didelė vertybė, natūralu, kad pokyčius jie atstuminės. Ir jie nenorės matyti mūsų besikeičiančių. Net jeigu mes keičiamės į pozityvę pusę, jeigu artimiesiams žmonėms tai atrodo nauja, tai jiems atrodo nesaugu. Mūsų protas dažniausiai veikia taip, kad viskas, kas mums yra įprasta, ką mes darom dažnai, ką mes pažįstam, tai protas iš karto uždeda etiketę, tai yra saugu ir gerai. Net jeigu tame aš nesijaučiu gerai, net jeigu tame aš nelaiminga, bet protas labai vertina saugumą. Ir bet koks pokytis yra kažkas naujo. Jeigu naujo, protas iš karto sako nesaugu. Ir kai mes darom pokytį, aplinkiniams žmonėms pasidaro nesaugu, nes jinai kažkaip keičiasi. Pažiūrėk, jinai elgiasi kažkaip kitaip. Man tai yra neįprasta ir dažnai žmonės vien dėl to nepalaikys, nes jiems tai yra nesaugu. Tai yra daugybė sluoksnių, kodėl tas palaikymo, nepalaikymo fenomenas atsiranda, bet mes turim žinoti, kad jeigu mes palaikysim save, jeigu mes darysim dalykus pasitikėdama savo vidumi ir aplinkiniai anksčiau ir vėliau pradės mus palaikyti. Ir aplinkiniai pradės palaikyti mūsų sprendimus ir pasirinkimus. O pereinamųjų laikotarpiu labai svarbu turėti žmonės vis dėlto, kurie mus palaikys, kurie mus apsups, kurie paskatins ir pasakys, kad viskas okei, eini teisingų kelių. Tai tiek šiandieną norėjau pasidalinti. Jeigu turit klausimų, pasidalinimų, labai lauksiu jūsų komentarų ir žinučių. Ir šioje grupėje planuoju daryti daugiau live, pasidalinti įvairiom temam, kurios yra tikrai aktualios moteriams, kurios nori realizuoti save ir kurios nori kurti gyvenime daugiau pasitenkinimo, pirmiausia savo gyvenimo jausmo ir kurti pridėtinę vertę ir visiems aplinkui. Tai ačiū, kas klausėt ir iki kitų susitikimų.